kaip architektas, tai aš galiu tikrai tą pasakyti, nes eksperimentai jie vertinami labai atsargiai, dažniausiai rezervuotai, o kaip taisyklė su atstumimu. Tai tokie bandymai, tokie projektai, jie egzistuoja pasaulyje, jų yra ne vienas ir netgi ne 10. Tai kodėl nepabandyti Lietuvoje išvystyti tokią įdomią temą ir pabandyti save realizuoti pasaulyje. Kaip žinote, yra Palmė Dubajuje, taip, yra Maldyvuose visi salų kompleksai. Tai šitas projektas irgi turėtų būti, sakysim, labai išskirtinis, nes ten visų pirma dirbtų pagal jūsų marketinginius planus, ten turėtų dirbti išskirtinai merginos iš Lietuvos ir išskirtinai blondinės. Tai architektai irgi turi pasitempti, turi sugalvoti išskirtinę planą, išskirtinę išraišką iš tos salos. Pasitvirtinome, kad tai galėtų būti visų moterų, visų merginų, sakysim, svajonė, troškimas, fetišas tam tikras, aukštakulniai bateliai. Ir ne bet ko, o lobuteliai. Projektinėse pasiūlymuose mes galvojame, kad galėtų būti kompleksas bungalo, poilsinių namelių atitolusių nuo salos. Galėtų būti spa centras šalia šitų bungalo, kad žmonės tiesiogiai galėtų relaksuoti, daryti procedūras ir eiti į savo gyvenamuosius būstus. Be abejo, didelis restoranas, teniso kortai, salos kontūre eitų pliažai, čia būtų pliažo pagrindinis pastatas, pliažo klubas, nutolęs nuo gyvenamųjų bungalo galėtų būti naktinis disko klubas, čia vidinis pliažas, prie vidinio pliažo būtų prieplauka jachtoms ir kateriams. Čia galėtų būti tos prieplaukos, reiškia, pasitikimo recepcija arba laužas. Ir numatytume, reiškia, viešbučio, sakysim, neaišku poreikis 300, galbūt 400, galbūt 500 numerių, didelis lauko baseinas ir vaikų animacijos vieta, reiškia, užsiėmimas su vaikais, nes manau, kad tai galėtų šitą salą lankyti ne tik tai viengungiai vyrai, bet ir šeimos